Pasiūlyti žmonėms nusipirkti generatorius tūkstančius kainuojančius, tai yra tas pats, kas skudrų per veidą dėti kai kuriems žmonėms, kurie gyvena nuo algos iki algos arba nuo pensijos iki pensijos. Na, tiesą sakant, iš tikrųjų ta praūžusi audra tai dar kartą parodė, kokia yra arogantiška dabartinė valdžia ir energetikos ministras. Ir tai dar kartą parodė, kad tiek ESO, tiek Ignitis iš tikrųjų veikia kaip valstybė valstybėje ir tikrai nepakankamai rūpinasi žmonėm. Kai kur net žmonės po savaitę, po pusantros savaitės buvo be elektros. Tai reiškia, kad ne pelnus reikia skaičiuoti ir krautis energetikos įmonėm, o investuoti į infrastruktūrą elektros energijos ir energetikos tam, kad žmonės šitam 21 amžiuje iš tikrųjų būtų tinkamai apsaugoti vienos ar kitos audros ar krizės atveju. Va, iš tikrųjų mes socialdemokratai tikrai sakom, kad reikia pažaboti tuos lupikaujančius energetikus ir kad negali būti taip, kad būtų neskaidri elektros kainodara. Kainodara turi būti sutvarkyta žmonėm aiškiai ir suprantama. Ir tiesą sakant, tikrai patyrė didžiulį fiasko ir elektros rinkos liberalizacija, nes tiesą pasakius, viena ar dvi įmonės viską tvarko taip, kaip nori, kainas nustato kokias nori ir aiškumo jokio nėra. Valstybė, taip, kuri veikia, taip negali būti ir neturi būti.